Antroji tema – dizaino keitimas. Kai jums aktyvavome elektroninę parduotuvę, gavote pasirinktą šabloną. Elektroninėje parduotuvėje esantis dizaino įrankis tiek vidinę dalį, tiek išorinę puslapio dalį leidžia atvaizduoti kitokiomis spalvomis. Kogi jums reikės, norint pasidaryti dizainą? Pirmiausia, tai dizaino idėjų. Toliau jums reikės programos, su kuria galėtumėte identifikuoti spalvos kodus, kirptis norimo dydžio paveiksliukus ir panašiai. Aš naudoju nemokamą internete programą PaintNet. Ji yra tobulesnė negu Paintas, nes leidžia identifikuoti spalvos kodą, keisti įkeliamo paveiksliuko dydį. Na ir be abejo, reikės suplanuoti svetainės spalvas ir išvaizdą. Elektroninės parduotuvės dalys. Tai yra vidinė puslapio dalis, kurioje yra visa jūsų informacija, ir išorinė puslapio dalis. Toliau parduotuvė yra skirstoma į viršutinę dalį, header. Taigi turime vidinę viršutinę dalį ir išorinę viršutinę dalį. Toliau turime meniu vidinę dalį, meniu išorinę dalį, centrinės dalies vidinę dalį, išorinę dalį ir footerio vidinę dalį ir išorinę dalį. Jeigu spalvojame šias dalis skirtingai, galime gauti visiškai kitokią puslapio išvaizdą. Šiame pavyzdyje puslapio viršaus vidinė dalis, meniu vidus ir footerio vidus spalvoti tamsesnė spalva, centrinė dalis balta, išorinė dalis headerio, meniu, centro ir footerio kita spalva. Taigi pabandykime keliauti į dizaino įrankį. Komponentai, Free Shop, stilizuok parduotuvę. Šiame įrankyje jūs rasite visas puslapio dalis, viršutinė puslapio juostelė, fonas, tekstai, rėmeliai, meniu, fonas, tekstai, rėmeliai, body elemento dalyje rasite centrinę puslapio dalį, apatinę puslapio dalį. Toliau pavyzdyje rodysiu modulį, modulio antraštės keitimą ir mygtukų keitimą. Iš esmės yra daug daugiau įvairių dalių, kurias galima pasikeisti elektroninėje parduotuvėje, tačiau jas tiesiog reikėtų pasinagrinėti ir pasikeisti tai, ką jūs norite. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad per dizaino įrankį galima pasikeisti ir favikoną. Norint įsikelti, jis turėtų būti 16x16 pikselių ir plėtinys ICO. Taigi šioje dalyje jūs randate visus dizainui reikalingus elementus. Toliau kiekvienas elementas turi tam tikras eilutes. Gali būti paveikslėlis įkeliamas, gali būti nurodoma spalva. Jeigu paveikslėlio tik fragmentas, paveikslėlis gali būti kartojamas. Jeigu paspausite nuorodą, kur tai yra, sistema parodys jums paveikslėlį, maždaug kuri dalis nusispalvos. Atlikus pakeitimus, mes pagrindę spausime pritaikyti šabloną ir tada būtinai išvalysime talpyklą. Talpyklą valyti reikės visą laiką po visų pakeitimų. Mes pabandysime realizuoti štai tokio tipo dizainą. Tam, kad realizuoti šį dizainą, turime susikarpyti pagrindinius paveikslėlius. Tai yra puslapio išorę spalvosime baltai, header dalį, į vidinę dalį įkelsime paveikslėlį, kurio ilgis ir aukštis turi būti fiksuoti. Ilgis 950 pikselių, aukštis 127 pikseliai. Toliau įkelsime meniu juostelę, kurios aukštis yra 38 pikseliai. Spalvosime aktyvią meniu spalvą. Įdėsime foninį paveikslėlį, spalvosime antraštę, spalvosime mygtukus, puslapio apačią ir spalvosime tekstus. Tam mes pirmiausiai pasiruošiame elementus, kuriuos mes įkelsime, nes jeigu dirbame su paveikslėliais, pirmiausiai turime įkelti paveikslėlius ir vėliau juos naudoti dirbant su dizainu. Taigi, stilizuok parduotuvę nuoroda atidaro visus elementus, su kuriais dirbsime. Paveikslėlių sritis atidaro paveikslėlius, kuriuos mes naudosime. Taigi, pirmiausiai įsikeliame paveikslėlius, antraštė, fonas,
Paveikslėlius geriausiai kelti PNG formatu, nes sistema juos teisingai apdoroja ir pateikia. Kėlus paveikslėlius juos tiesiog išsaugome. Jeigu paveikslėlį pritaikėme ir matome, kad jis negražiai atvaizduojamas, jį pakoregavome, tai pirmiausiai turime jį pažymėti, ištrinti ir vėl iš naujo jį įkelti. Toliau keliaujame į Stilizuok parduotuvę įrankį ir pradedame dirbti su viršutinė puslapio dalimi. Pagal planą pirmiausiai turime puslapio viršų nuspalvoti baltai. Taigi įrašome fono spalvą. Naudojuosi savo programa, identifikuoju baltą spalvą, kopijuoju kodą, įrašau kodą, prieš kodą įrašau groteles. Pritaikau pakeitimą, išvalau talpyklą, įrankiai išvalyti talpyklą. Perkraunu puslapį. Perkrovimui naudoju 2 mygtukų kombinaciją Ctrl F5. Matome, kad puslapio viršus nusispalvojo baltai, kai kurių tekstų nematyti. Kodėl? Todėl, kad tamsiame fone jie buvo balti. Jie niekur nedingo, tiesiog jie yra baltos spalvos. Todėl būtinai nepamiršti, reikia juos taip pat spalvoti. Paieškos mygtuką, jeigu spalvosime, arba prekių mygtuką į krepšelį, jeigu spalvosime, jie tiesiog bus kvadratiniai, kadangi šiuo atveju yra įkelti už apvalinti paveikslėlį. Jeigu norime gražių paveikslėlių, tiesiog spaudžiame dešinį ant mygtuko View Background Image ir tokio dydžio erdvėje turime pasiruošti savo norimos spalvos paveikslėlį. Išsisaugoję jį PNG formatu galėsime įkelti į įrankį. Taigi pagal planą toliau įdedame vidinę dalį bei pakeičiame paveikslėlius ir ieškoti mygtuką. Taigi, viršutinės puslapio juostos fonas yra baltas, jeigu tik įvestas jis nuspalvos visą viršų. Vidinės viršutinės puslapio juostos fonas bus mūsų paveikslėlis. Jis nekartojamas, kadangi yra fiksuoto dydžio. Taip pat parenkame paieškos mygtuką ir paieškos laukelį. Nepamirštame tekstų. Tekstus spalvosime tamsiai pilka spalva. Aš įprastai spalvoju visus tekstus išskyrus header, list, hovered, kadangi čia teksto spalva, kuri atsiranda, kai pelyte užvedame ant nuorodos. Ir kai jis yra besikeičiantis, pirkėjas iš karto gali pamatyti, kad tai yra nuoroda. Tai yra labai svarbu. Dabar pritaikome šabloną, išvalome talpyklą, pasižiūrime pakeitimus. Taip, užsidėjo mūsų vidinis paveikslėlis, tekstai nusispalvojo, paieškos mygtukas pasikeitė. Toliau įkeliame meniu juostelę. Taigi keliaujame į meniu dalį. Meniu juostos išorinis fonas bus baltas, vidinis fonas bus meniu gabalėlis ir jis kartojamas. Toliau meniu aktyvių nuorodų fonas. Šiuo metu jis yra žalias, mums reikia, kad jis būtų juodas. Pritaikau pakeitimą, išvalau talpyklą. Pasižiūriu pakeitimus. Taip, meniu užsidėjo juostelė, nusispalvojo aktyvus meniu punktas, šonas tapo baltas. Toliau į foną įkelsime didelį paveikslėlį, į footerį įkelsime paveikslėlį, centrinę dalį spalvosime baltai. Keliaujame į body elementus, apatinės puslapio juostos fonas, išorė balta, apatinės puslapio juostos vidinis fonas bus mūsų paveikslėlis,
Jo nekartosime, nes jis yra tokio dydžio, kokio reikia. Vidurinės puslapio dalies fonas bus mūsų paveikslėlis, kurį mes kartosime. Noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu keliate foninį paveikslėlį, jis turėtų būti labai didelis, bent jau 2500 pikselių ilgio, kadangi jūsų parduotuvė skirtingų rezoliucijų įrenginiuose atvaizduojama šiek tiek kitaip. Tai yra, kuo didesnis rezoliucijos ekranas, tuo jūsų parduotuvės šonai yra didesni. Dėl to, jeigu įdėsite labai mažą paveikslėlį arba jo neatkartosite, paveikslėlis gali nutrūkti tam tikroje vietoje, o toliau bus rodomas blynas. Kad taip neatsitiktų, reikia įdėti labai kokybišką ir didelės rezoliucijos paveiksliuką arba bent jau jį kartoti. Taigi vidurinės puslapio dalies fonas pas mus yra out ir jis kartojamas. Vidinę dalį spalvosime baltai. Pritaikysime pakeitimus ir išvalysime talpyklą. Įrankiai išvalyti talpyklą. Sužymim viską ir ištriname. Perkrauname puslapį ir dabar matysime, kad puslapio fone atsiranda mūsų norimas paveiksliukas, jis atkartojamas, puslapio apačioje taip pat atsiranda mūsų norimas paveiksliukas. Jeigu mūsų rezoliucija mažės, matome, kad tas paveiksliukas neišsidarko ir klientas visą laiką mato reikiamą informaciją. Dabar spalvosime antraštės, keisime jų tekstą ir mygtuko į krepšelį spalvą. Keliaujame į modulį. Modulių antraštės fonas yra mūsų paveiksliukas, jis bus kartojamas. Tekstuose antraštės teksto spalvą darysime baltą, nes antraštės fonas bus tamsus. Ir mygtuką į krepšelį spalvosime juodai. Dabar jeigu tik tai dedame mygtuko spalvą, reikia nepamiršti, kad ši ikonėlė tai yra paveikslėlis. Jeigu bus tik spalva, mygtukas bus kvadratinis, ikonėlės nebus, tekstas bus dešiniau. Kad tekstas būtų centruotas, naudosime laukelį text indent. Parašysime per kiek pikselių pastumti tekstą į kairę. Dabar pritaikome pakeitimą ir išvalysime talpyklą. Įrankiai išvalyti talpyklą. Perkrauname puslapį ir matysime, kad mūsų antraštė nusispalvojo tamsia spalva, tekstas šviesia, mygtukai pajuodavo. Rekomenduojame paieškoti įdomesnių dizaino pavyzdžių, pabandyti patiems pasikeisti parduotuvės dizainą. Galite, jeigu bijote sugadinti parduotuvę, galite bandyti tiesiog ant mūsų demo versijos. Ja galite parsisiųsti www.freeshop.lt puslapio viršuje, paspaudę mygtuką išbandyti nemokamai. Jeigu nesigauna tiesiog dizaino idėjas, atsiųskite mums elektroniniu paštu info@freeshop.lt ir mes jums padėsime jas realizuoti. Jeigu taip nutinka, kad dirbat su savo parduotuve ir labai išdarkote dizainą, nebesurandate galų, galite spausti mygtuką atstatyti šabloną. Jį paspaudus sistema išvalys visus pakeitimus ir vėl jūsų dizainas taps toks pat standartinis, kurį iš pat pradžių ir turėjote.